Mhm. Tai šiandien kalbėsim apie kineziterapiją po galvos smegenų insulto, bet kas tas insultas? Kas jis yra, kalbėsim, dėl ko jisai atsiranda ir ką su juo daryti. Bet jeigu kalbėti iš tos tokios paprastesnės kalbos, tai insultas yra smegenų pažeidimas. Infarktas yra širdies pažeidimas, kraujotakos, insultas yra smegenų pažeidimas ir nuo to, kur ten pažeidžiama yra ta galvos smegenų dalis, pagal tai jis yra skirstomas į tam tikras dalis, į tam tikrus pavadinimus, į pažeidimus ir visa kita. Ir kodėl aš apie tai turiu kalbėti, nes faktas, insultas, liga, kuri didėja sergančių jie liga, be galo jaunėjanti liga. Jeigu prieš kokių 20-30 metų, tai šita liga pasireikšdavo žmonėm, tai prieš 60 metų grubiai, tai dabar yra ir virš 30 ir jaunėjantį jauno amžiaus toj taps liga ir apie tai reikia kalbėti. Ir trečioji pagal dažnį po širdies ir kraujagyslių sistemos ligų bei vėžio mirties priežastis. Pasaulyje 4,7 milijono žmonių ištiktų galvos smegenų insultų lieka neįgalūs visą gyvenimą, tai sudaro apie 35% visų insultų ištiktų ligonių, pusė jų nustatytas neįgalumas, tai yra labai didelis skaičiai. Insultas šiaip yra pagrindinė neįgalumo priežastis vyresnių nei 40 metų žmonių, tai yra darbingo amžiaus žmonių, todėl ši problema yra svarbi ne tik medicinos, bet ir socialinių ir ekonominių aspektų. Ir viena dažniausių ligų mūsų visuomenėje, turinti labai rimtus padarinius, atnešanti didžiulius ekonominius nuostolius, faktas ir gydymas, reabilitacija ir ilgo laikino ir dažnai nuolatinio nedarbingumo. Ir laimiai, kas yra, tai kad žinių apie šitą ligą didėja, daugėja. Kuo labiau pažengusi technologijos visos, tuo lengviau ir greičiau galima išsiaiškinti, užbėgti įvykiam už akių pirmas, išvengti didžiulių pasekmių. Tai dėl tų pažengusios medicinos ir labai svarbu, kokios lieka pasekmės po insulto, sutrindančio žmogaus kasdienį gyvenimą, pažeistų galūnių, plegijos arba parezės, kokios būna, koordinacijos, pusiausvyros sutrikimai, raumenų tonuso ir jutimų sutrikimai, mobilumo, apsitarnavimo problemos dažnai vyksta po insultų. Ir kai visos reabilitacijos medicinos esmė, jeigu neišvengta insulto, jeigu jis tai vyko, tai tikslas yra kuo greičiau pradėti gydymą ir ką daryti, kaip padėti šitam žmogui, bet šiandien, kaip ir minėjau, dar kalbėsim ir apie tam tikrus ten koordinacijos pusiausvyros pratimus, tai nebūtinai žmogui turi nutikti insultas, kad sutriktų pusiausvyra pro koordinaciją. Koordinacija pusiausvyra gali sutrikti dėl daugybės priežasčių. Ir reikia žinoti, kaip juos gydyti, ką daryti, kaip išvengti ir panašiai. Tai Lietuvoje apie 8-7% pacientų išgyvenusių po insultų tampa neįgalūs dėl motorinių kognityvinių funkcijų sutrikimų, sutrikdančių kasdienę veiklą bei darbingumą. Tai labai dideli skaičiai. Ir labai svarbu, kad kai jau atsiranda pažeidimas, kai vyksta insultas smegenyse, labai svarbu anksti pradėti taikyti fizinius pratimus, tą pačią kineziterapiją, nes ji turi didelę įtaką tolesnei ligos eigai, sąlygoja geresnę gyvenimo kokybę, kurios tyrimais Lietuvoje susidomėta palyginti neseniai. Ir didžiausią dėmesį mokslininkai skiria judesių kokybės, raumenų jėgos bei pažintinių funkcijų atkūrimui, kurios yra dažna komplikacija po insulto ir pasitaikanti nuo 13 iki 35% ligonių. Tai vėl, kaip ir minėjau, tai taip, pagrindinė tema šiandien tas yra insultas, bet kineziterapija turi panašumų, tiesiog jinai atstatinėja
judesių kokybę, raumenų jėgą, tam pažintinių funkcijų atkūrimą akcentuoja ir tai nebūtinai taikyti žmogui po insulto, jeigu jis turi kažkokį kitą pažeidimą, kitą ligą, tai irgi viskas yra taikoma ir turi didelę įtaką ir didelę reikšmę, bet svarbu, aišku, tai pradėti daryti. Ir kas tas pats realiai insultas, jeigu kalbėti apie tą moksliškumą visą, tai yra realiai ūmus kraujotakos sutrikimas galvos smegenyse. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai skirstomi į dvi stambias grupes, tai galvos smegenų infarktas, kuomet dalis smegenų ląstelių žūsta dėl smegenų ar kaklo kraujagyslių nepakankamos kraujotakos. Ir dar vadinamas hemoraginis insultas, tai kai kraujas išsilieja į smegenis ir po smegenų dangalais. Tai gali būti išsiliejęs po smegenų dangalais, gali nebūti, gali ir tai ar. Tai čia irgi yra svarbu, bet jeigu išsilieja, tai yra hemoraginis. Insulto simptomų vėl priklauso nuo to, kuri galvos smegenų pusrutulis yra pažeistas, kuris smegenų dalis yra pažeista ir koks pažeidimo lygis ir dydis. Tai vieni iš dažniausių yra motorikos sutrikimai, tai judesio valingo inicijavimo valdymo sutrikimai, tonuso sutrikimai, kūno padėties kontrolės sutrikimai. Tai kai žmogus nelabai supranta, kaip jo kūnas juda, šiek tiek gaunasi toksai nelygus, netolygus judesys, tonuso sutrikimai, tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, keliu ranką, bet neįsijungia raumenys tie, kurie turėtų įsijungti, sunku judesio valingumo, tai valdymo sutrikimai, tai pavyzdžiui, matau daiktą, bet kad man jį pasiekti aš negaliu, nes tiesiog nesusijungia smegenys su galūne ir aš negaliu jo daikto paimti, nes įsivaizduojama, kad jis yra šiek tiek kitaip, kitoj vietoj. Sąnarių paslankumo sutrikimai gali būti, minkštų audinių raumenų elastingumo pokyčiai, pusiausvyros sutrikimai, koordinacijos sutrikimai, jutimų sutrikimai, kai nejaučiamas spaudimas, lietimas, sugebėjimo informacijos suvokti bei išreikšti sutrikimai, tai yra vėl afazija, agrafazija, vleksija, agnozija, daugybė mokslinių pavadinimų, bet tai vėl suvokimas ir suvokimo sutrikimai irgi nuo daugybės ligų gali būti sutrikę, kiti aukštosios nervinės veiklos sutrikimai, tai nuotaikos, emocijų sutrikimai, elgsenos sutrikimai, neigimo sindromas, kas irgi labai dažnai pasireiškia žmonėm po galvos smegenų sutrikimo, tai jie viską neigia, jie niekada nebūna kalti, jie tokios agresijos, nuotaikos, emocijos sutrikimai irgi ypatingai šitiem pasireiškia, ryjimo sutrikimai dar po insultų irgi būna, bet dar dėl tam tikrų ligų kartais jie nutinka. Šlapinimosi ir tuštinimosi sutrikimai, tai vėl priklauso, kur yra pažeida, bet tai yra vieni tokių pagrindinių. Ir išeminį insultą sukelia kraujagyslės okliuzija arba dar užakimas, kurios pasekoje nutrūksta deguonies ir gliukozės tiekimas galvos smegenims, o tai nulemia metabolinių procesų sutrikimą pažeistoje smegenų audinio srityje ir ūminė galvos smegenų išemija ištinka dėl užsikimšusių ekstrakanalinių arba šoninių arba vidinių kraujagyslių arba atskirų galvos smegenų sričių hipoperfuzijos, kurias sukelia įvairūs mechanizmai. Tai vėl užsikimšimų, tai ne veltui yra atliekami dabar tyrimai su cholesteroliais, jeigu ten jau labai aukštas lygmuo užsikimščios tos kraujagyslės, tai cholesterolis blogasis, tyrimuose rodomas didelis ženklus padidėjimas. Ir užsikimščios kraujagyslės turi tam, ta prasme, įtaką visiems ir insultai, iššaukimam, infarktam, bet tie mechanizmai, jeigu kalbėti moksliškai, tai yra kraujagyslių trombozė, tai 14–40% insultų, embolija 20–30% išeminių insultų, spazmai, sisteminiai perfuzija, irgi visokių tokių žodžių mokslinių daug pavadinimų, bet tai yra susipažinimui bendram irgi reikia. Ir kodėl aš irgi apie tai kalbu, nes, kaip ir minėjau, taip turiu bendrą sistemą visiems mokymų kursam ir kartais
bendram išprusimui reikėtų visą šitą informaciją bent jau būt girdėjusiem. Ir kas būdinga, kad kartais išgirdus kažkokią diagnozę bent jau bendras vaizdas susidarytų. Ir išemija yra galvos smegenų kraujotakos blokados pasekmė ir sukeliantis smegenų edemą arba edema, jeigu versti lietuvių kalbą, tai mėlynė lietuviškai kalbant, ne? Sumušimą, sutrenkimą ir pagrindinė komplikacija lemiamų mūsų insulto veiksnį. Tai pradinė išemijos fazė kraujotakos blokada lieka stabili, pradedama žlugdyti joniniai gradientai, šalia esantis tokie mažiukai sumažėja celinė erdvė ir sukeliama edema. Nu, čia aišku, vėl moksliškumo yra šiek tiek, bet kad įsivaizduoja plius minus, kaip tai vyksta. Ir vėliau kraujotakos blokada tampa pralaidi, padidėja plazmos sudedamųjų dalių antplūdis, sukeldamas erdvės plėtimas į vadinamą edemą. Ir šio pažeidimo galima išvengti, laiku bus sureguliuota kraujotaka paprastai 1-2 valandos nuo kraujotakos susilpnėjimo pradžios. Už tai labai svarbu žinoti tuos priešinsultinius požymius, tai kaip tirpimas, galvos svaigimas, šitie tokie pagrindiniai. Ir kad laiku užbėgti įvykiam už akių. Ir nereikėtų ignoruoti, ypač vyresniam amžiui tokių simptomų, ypač kai galva prasideda suktis nei iš šio, nei iš to. Tai reikėtų kreiptis medikus. Ir kritinės išemijos židinio centrinėje dalyje greitai formuojasi išeminės nekrozės. Nekrozė tai yra ląstelių mirimas vadinamas, kurią supa didesnis hipoksinio nefunkcionuojančio, tačiau potencialiai išgelbstimo audinio plotas ir išemija didėjo. Tai va čia va, kas paveiksliukų vizualai yra, tai kaip tas vyksta, tai nekrozės atsiranda, trombas didėja, sulėtėja veikla, negrįžtami struktūriniai procesai dar nevyksta, jeigu užbėgtum įvykiam už akių ir prieš visą insulto nuveikimą. Jeigu kraujotaka ilgesnį laiką neatsigauna, tai neuronai taip pat negrįžtamai pakinta ir smegenų infarkto plotas didėja. Tai štai ne veltui sakau, jeigu jau jaučiami tie pirmieji insulto ar kažkokio ten požymiai, tai reikėtų sunerimti ir pasiskaityti, ar ten tikrai tas ar ne, ar paskambinti ten jau tuo pačiu 112 numeriu ir išsiaiškinti, kas vyksta, gal užteks išgerti tabletės ir išvengsi, nes po 1-2 valandų gali būti per vėlu. Ir šiaip insultas, jau kai nutinka, tai faktas neigiamai veikia daugumą neurologinių sričių, ypač motorinę sistemą. Ir daugumai pacientų spontaninių judesių atsistatymo laipsnis pasiekiamas po keletos savaičių ir mėnesių nuo insulto pradžios. Tai yra gera naujiena tame, kad dažnėja atveju, kai po insulto atsistatoma ne 100, bet kokiais 85–90%. Ir pagrindinis daugumos tyrimų tikslas yra išsiaiškinti spontaninių judesių atsistatymo mechanizmus po insulto, kad pagerintume reabilitacijos efektyvumą. Ir daugiau kaip 2 dešimtmečius trukę moksliniai eksperimentai davė daug naudingos informacijos ir išskyrė reiškinį pavadintą smegenų plastiškumu. Ir smegenų mokslas žengia didžiuliai žingsniais į priekį, naujas sritis, nes šiaip visa mūsų anatomija, visas mūsų kūnas ypatingai yra suderintas. Jeigu kas nors nutinka, iškreipsta, kad ir paprastas stuburas, tai mes sugebam prisitaikyti, o mūsų smegenys išvis ten yra toks mechanizmas, kad, kaip sako, kad tokia sistema, kad jeigu išmoktum visas pasaulio kalbas, tai užimtum tik tai dalį smegenų veiklos. Ir jeigu nutinka kažkoks minimis nukreipimas smegenų veikloje, jos sugeba kraujotaką taip perstatyti, kad net nepasijaustų. Ir tai vadinama galvos smegenų plastiškumu ir pastovus neuronų gebėjimas kisti mokymo proceso metu. Tai plastiškumo ir organizacijos įtaka atsistatymo procesam buvo įrodyta rezonanso metu, tomografijos tyrimo metu. Ir funkcinių tyrimų metu buvo per paskutiniuosius 10 metų tyriant smegenis, tikrai matosi, kaip ir neuronai keičia padėtį, kaip
kas domisi smegenų veikla, kas įsivaizduoja plius-minus kaip ten vyksta, tai mūsų visos smegenys yra išdėstos tokių mažų neuronų ir tarp kiekvieno neurono yra toks mini tarpelis, kur gauna smūgį tokį kaip ir elektros iškrovą ir tada perduoda impulsą kitam neuronui. Tai aišku, per tą, kai aš čia pakalbėjau, čia nutiko milijardai tokių impulsų smegenyse, bet šitus impulsus, šitus neuronus mokslininkai labai tyria. Ir kai nutinka insultas, tai va tas smūgis tarp neuronų, jisai išnyksta. Ir atsiranda sutrikimai ir visi kiti požymiai po insultinio, tai tas, sakau, labai labai svarbu. Ir tai tyriminiai procesai labai šiuo metu yra ant bangos. Tai va, ir kadangi pradėjau aš apie tą smegenų atsistatymą, smegenų mūsų visą, jeigu tai nėra labai pažeistos, tai jeigu nėra įvykęs labai stiprus pažeidimas, tai smegenys gali atsistatyti, funkcijos gali atsistatyti. Ir kaip tai viskas vyksta, tai pradinės sunkaus laipsnio viršutinės galūnės parezerplegija diagnozuojama 1/3 visų pacientų. Tai jeigu nutiko insultas, tai viršutinės galūnės dažniausiai yra paveikiamos, smulkieji sąnariai, vėliau yra stambieji. Apatinės galūnės sunkaus laipsnio parezė arba plegija, tai realiai paralyžiai diagnozuojama šiek tiek mažesniam pacientų skaičiui procentui. Vidutinio lengvo laipsnio viršutinės galūnės parezė taip pat 1/3 pacientų, maždaug toks pat procentas ir su apatinės galūnės parezė, ir tačiau ūmioje išeminio insulto fazėje yra skirtingas motorinės funkcijos pablogėjimas. Tai visiška viršutinės galūnės disfunkcija 20% pacientų, 50% negalėjo eiti, 10 ėjo su pagalba. Tai čia iš karto nutikus insultui. Tačiau praėjus 5 savaitėms 80 pacientų viršutinės galūnės funkcijų buvo atsistačiusi. Tik 2/3 galėjo eiti savarankiškai, bet šis skirtumas yra dėl to, kad rankos funkcijos atsistatymų reikia mažiau laiko nei kojos, apie 3 savaitės. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra insultas, pažeidžia labiau viršutinę kūno dalį, tai atsistatymas yra greitesnis negu apatinę kūno dalį. Maksimali rankos funkcija buvo pasiekta 95 pacientam per 9 savaitės. Tai vėl yra svarbu, kodėl aš apie tai kalbu, kad moksliškai jau įrodyta, kad jeigu po insulto, po dar kažko reabilitacija atliekama labai anksti, labai greitai, tai pirmą savaitę ar ten dar kažkuo, tai išpagimo procesas įmanomas, negu taip, kad atidėti ir palikti. Visko vėl priklauso nuo susirgimo. Paskutinis labai dažnai, jeigu vėl nutinka mikroinsultas, tai kaip ir minėjau prieš tai, kad labai dažnai trinka eisena nutikus insultui. Ir kitas, kas labai sutrinka, tai yra kalba, nes liežuvis irgi yra mūsų raumuo, o kadangi pažeidžia raumenis, tai jis irgi trinka. Ir kalbos funkcijos lygmuo paskutinis atsistato, nes labai dažnai žmogus bando pasakyti, bet jo niekas nesupranta, vėl dėl pažeidos. Ir tai irgi žmogui kelia stresą, nes jeigu kalbėt apie žmogaus psichologiją, tai visa žmogaus psichologija turi atskirus mokslus, yra vertinama pagal žmogaus gyvenimas kokybės indeksą, kur žmogus pats vertina, medikai vertina, kaip ten kas vyksta, kaip kas. Bet jeigu žmogus praranda kalbą, nerišliai kalba ir jo nesupranta, tai gyvenimo kokybė ženkliai mažėjo, nes tokia situacija, kai jūs kažkas sako, bet jūs niekas nesupranta, irgi jis nervuoja, ne? Tai irgi kelia tam tikrų, sakau, gyvenimo kokybės nukrypimų, bet irgi laiku pradedant dirbti, laiku pradedant atstatinėti, galima atgauti tą kalbą ir tą liežuvio funkciją. Ir vėl tai labai priklauso insultas, kokia yra pažeida. Kuo didesnė pažeida, tuo sveikimas yra ilgesnis.
Ir jeigu kalbėti apie tą kineziterapijos įtaką po galvos smegenų plastiškumo, ką jinai duoda, tai buvo nustatyta ne vieni moksliniai tyrimai, šiaip visas va šitas va kursas, ką jūs dabar mokotės, tai čia nėra mano išmislai, visa informacija yra parengta pagal metinius straipsnius. Vienus naujausių metinių straipsnių, tai yra paskutinių 5 metų, kad, sakau, negalvotumėt, kad aš čia sukūriau viską, ne, tai yra remtasi mokslo tyrimais ir už tai ir jums pateikiu tavo suvirškintą informaciją visą šitą. Faktas, ten gal tokia anatomija, tai jinai nesikeičia metai iš metų, mums atrandamas kažkas naujo, bet šiaip pagrindiniai visi tyrimai tai yra tikrai naujausi. Ir tais naujausiais tyrimais buvo nustatyta, kad atsistatymo dinamika po insulto ryškiausiai pastebima ūmiam ir po ūmiam perioduose. Ir intensyviausios motorikos atsistatymo galima tikėtis pirmais 3 mėnesiais laikotarpiu po insulto. Ir kineziterapijos priemonės gali daryti įtaką neurofunkcijai, tai neuronų atsistatymui. Tai čia va kas yra vėl tie patys vizualai, tai kas vyksta po insulto. Tai va, nutinka insultas, tada tiesioginė neurofunkcinė adaptacija, tai yra neuronų prisitaikymas prie naujos aplinkos, prie naujo neuronų veikimo. Kaip ir minėjau, kad jeigu kažkur nutinka pažeida, tai smegenys persiformuoja taip, kad padėtų likusioms veikom, tai tiesioginė neurofunkcinė adaptacija, tai kaip ir naujų autostradų piešimas galvoj. Jeigu kalbėtume tą tokią nemedicininę kalbą, antrinė neurofunkcinė įvestis, adaptacijos procesai, blogi adaptacijos procesai sueina į naujų įgūdžių elgsenos plastiškumo mokymą ir gaunamas koks rezultatas, kaip pavyzdys, į ką jūs akcentuojatės, tai gal rankos pakėlimas ar ten, nežinau, pavalgymas, ne? Ir visiems šitiem įtakos turi tie patys fiziniai pratimai, fizinis aktyvumas. Ir kartais vėl, jeigu žmogus netgi yra, pavyzdžiui, piktas, liūdnas, tai ypatingai dirbant su vaikais, matant su vaikais, aš pati mokinuosi iš vaikų labai dažnai. Tai jeigu žmogus nieko neveikia, pastoviai guli lovai, jo fizinio aktyvumo nėra, jam nėra, tai jo ir psichologinė būsena nėra pati geriausia, nėra pačios geriausios būklės. Ir kodėl vėl apie tuos vaikus, tai duokit vaikui visą dieną žaist kompiuteriu, atimkit iš jo fizinį aktyvumą, vakare su juo nesusišnekėsit, nesvarbu, jis ten turi ar neturi kažkokius pats poreikių. Bet kiekvienam žmogui nuo mūsų ten protėvių, nuo to akmens amžiaus, fizinis aktyvumas buvo reikalingas ir jeigu jo nėra, tai psichinė būsena irgi nėra tos būsenos, kuri turėtų būti. Tai tas fizinis aktyvumas visiems labai labai svarbus, ypatingai jeigu ten yra kažkokių, sakau, psichologinių problemų, protinių negalių, tai jiems tą fizinį aktyvumą kažkaip išprovokuoti reikia, nors, aišku, jie dažniausiai nieko nenori, kaip taisyklė, bet reikia jiem to. Dabar jeigu vėl grįžt prie to insulto, tai 35% po insultų išgyvenusių pacientų funkcija neatsistato, bet 65 atsistato. Čia žiūrėtų optimistas ar pesimistas, iš kurios pusės pasižiūrėsi. 20-25% nesugeba eiti be pagalbos, bet 75-80 eina. Ir ta pagalba gali būti, tai vaikštynės pritaikymas, ramentų pritaikymas ir daugam padeda, kartais vežimėlio pritaikymas. 65% po pusės metų išlieka labai gili rankos parezija arba plegija, tai paralyžiai visi. Rankos funkcijos gerėjimo galima tikėtis daugiausiai 3 mėnesių laikotarpiu, dažniausiai parezija regresuoja per 1 mėnesį, tai per pirmąjį dažniausiai, jeigu nieko nedarai. Yra tam tikros kelios sąlygos būtinos, tai yra patirtis modulių elgsena. Už tai vėl labai yra svarbu, kad žmogus visą laiką būtų aktyvus, kaip ir, pavyzdžiui, išmoktų kuo taisyklingesnį judesį daryti
dabar gal kaip čia lietuviškai išsireikšti. Kuo daugiau žmogus judesių nuo vaikystės išmoksta, tuo jam nutikus kažkam yra lengviau juos atsimint. Mūsų kūnas turi atmintį, mūsų raumenys turi atmintį. Ir tai yra svarbu, va lygiai taip pat, kodėl aš jums sakau irgi dėl tos ergonomikos, ne, kad reikia išmokti keltais stiklingai, gal jums ten reikia, nereikia šiai dienai, bet jeigu jūs bent kažkada dirbdamas tokį darbą susidursit su žmonėm, kuriuos reikia pakelt, reikia padėti atsisėsti, ar ten reikia taisyklingai perkelti ir numaudyti, ne, į spec vonias. Tai jeigu jūs jau būsite kada nors mačiusios pavyzdį, kada nors jį pabandžiusi, tai atėjus tam momentui kažkokiam, jums kūnas pasufleruos, ką daryti ir jis prisimins. Jeigu jūs niekada nebūsite to dariusi, tai bus sudėtinga iš paveikslėlių įsivaizduoti, kaip tai turėtų būti, ne? Todėl, vėl sakau, labai svarbu, jeigu kalbėti vėl grįžti prie to insulto, kad kuo daugiau išmoktų judesių, kuo daugiau fizinio aktyvumo gyvenime, tuo paskui bus lengviau, nutikus kažkam, duok dieve nenutiktų, bet. Ir pavyzdžiui, vėl po to paties insulto, jeigu tos patirties judesių yra daug, tada pagerinant stimuliavimą, pasiekimą plastiškumo, apimant morfologinius pokyčius ir pavyzdžiui, lokalizacija ir realių vietų dydis keičiasi judesio metu, smegenų inervacijos, neuronų inervuojamų kiekis keičiasi judesio metu, tačiau paprasti cikliniai judesiai mažai turi įtakos gilesniems galvos smegenų plastiškumo procesams. Ir norint skatinti galvos smegenų plastiškumą, būtina lavinti įgūdžius visokius, kokių tik yra. Ir kūno įgūdžius, aš apie tai kalbu. Ir taip pat subjektyvios numatomos reikšmės skatina konsolidaciją, arba tai vadinama sustiprinimą ir susivienijimą tam tikrų raumeninių skaidulų arba neuronų, ir aktyvus dalyvavimas judesyje yra efektyvesnis nei pasyvus judėjimas. Nors motorinis judesių mokymas gali teigiamai veikti neurofunkcinę adaptaciją, tačiau ilgalaikis poveikis gali būti pasiektas tik treniruojantis dienas ar net savaitės. Tai vėl kas čia iš to viso moksliškumo, ką aš ką tik atkalbėjau, tai yra labai labai svarbu, kad jeigu nuspręstit pačios kažką daryti, kažkaip judėti, kažkaip sportuoti, tai turėtų būti nuoseklus darbas. Ir per pirmas 5 dienas jūs tikrai nieko nepasieksit, atsiprašau, ne? Ir tai yra nuoseklumas. Darbas tas pats per tą patį, ta pati monotonija, jisai lavina įgūdį, bet tam reikia nuoseklumo. Lygiai taip pat turiu pavyzdį ne vieną, kad žmonės, kurie sportuoja, tai pirmas mėnesis yra sunkiausias, rezultatai pradeda matytis po pirmo, kai kam dar vėliau, bet jeigu tu pasportavęs mėnesį sakysi, velniam, čia ne man, čia man vis dar viskas skauda, tikrai skauda, ir mesi, tai grįžimas bus dar sudėtingesnis po kiek laiko, ne? Tai yra nuoseklumas visur, ypatingai kas liečia judesį ir mokinimąsi naujo judesio, ir vėl, aišku, tai priklauso kas, kaip, kodėl, tai tas judesys, jo irgi yra visokio, nuo visiškos plastikos, nuo kampuotų judesių, nuo monotoniškų judesių iki dinamiškų, tai yra atskiri visi judesio mokslai. Ir vėl, jeigu, sakau, užbėgti įvykiam už akių, išbėgti tiem insultam, infarktam už akių, tai kuo žmogus labiau juda, tuo tikimybė judėdamas jisai treniruoja savo kraujotaką, širdį, visą kraujotakos sistemą, deguonies pernešimą ir panašiai. Tai labai retas atvejis, aišku, būna visko šiais laikais, bet aktyviai sportuojančiam žmogui insultai tikrai daug rečiau pasireiškia negu nesportuojančiam, nes ir mitybos pas juos klausimai visai yra kiti.
Šiaip dabar irgi nukrypstant šiek tiek vėl nuo to moksliškumo ir mediciniškumo, tai labai dažna problema insultų yra netinkama mityba, aišku, ten vėl visi cholesteroliai, užsikimšos kraujotakos, kraujagyslės ir panašiai. Tai ne veltui dabar mityba yra mokinama mokyklose bent jau per klasės valandėlės, nes vėl pasirinkimas labai didžiulis, bet ar kokybiško tikro, tai čia vėl yra kita tema. Tai čia kas sakau, liečia visas tam tas įvykiam ligų užbėgimų už akių, tai fizinis aktyvumas ir teisinga mityba gali užbėgti įvykiam už akių, bet vėl grįžtant prie to insulto, ne, tai kai jisai nutinka, kai pirmom dienom sutrinka ligonio kūno padėties pojūtis labai dažnai, nes abu jisai guli, sėdi, stovi ir eina, jis neblaivai orientuojasi. Tai yra pažeidžiamas savisaugos instinktas, kas irgi yra labai svarbu, kad žinot reikia, kad jeigu žmogui nutinka kažkokia staiga liga, staigus pažeidimas, jisai jaučiasi nebesaugus. Tai irgi žmogui susirgus sunkesnė forma kažkas, tai tas savisaugos instinktas yra pažeidžiamas, už tai žmogus tampa jautresnis, jisai visai kitaip reaguoja į prisilietimus, į atstumą. Už tai vėl, jeigu reikia eiti prie tokio žmogaus, ypatingai kažkokia negalią turintį žmogų, reikia labai jausti atstumą, kokiu tu gali prie jo prieiti, kokiu nereikėtų artintis, kad žmogus nepradėtų erzintis. Nes, sakau, pasitrinka savisauga. Kai sutrinka savisauga, mūsų labai didėja saugos vadinamas ratas. Ir dar tas savisauga prie ko yra, tai dauguma sveikų žmonių versdamiesi, ten keldamiesi, sėsdamiesi, atsistodami, stovėdami, eidami, kaip pagalbą naudoja rankų judesius. Tai spartina atliekamą veiksmą ir palengvina kojų bei liemens darbą. Tačiau žmonės po ypatingai smegenų pažeidimo, galvos smegenų kraujotakos sutrikimo, atlikdami minėtus judesius nesuderina rankų ir kojų judesių ir tai apsunkina šių veiksmų atlikimą. Lygiai taip pat, kaip ir kalbėjau apie kintančią eiseną, tai jeigu žmogui nutinka kažkoks pažeidimas, labai dažnai trinka eisena, tai dar vienas iš tokių požymių, tai galima pastebėti, kai rankos ir kojos nesusiderino tarpusavyje. Kojos atrodo savaip, nes kai mes natūraliai einam, tai mūsų rankos ir kojos turi tą tokią suderinamumą, bet jeigu kažkokia pažeida, tai gali būti, kad tos suderinamumo ir nebėra. Tai čia vėl gali būti pirmieji požymiai tokie, kad kažkas nutikę. Ir įdomu yra tai, jog ankstyvesnis sudėtingesnių motorinių judesių mokymas yra daug efektyvesnis nei paprastų motorinių veiksmų lavinimas ir tai stebima daug gilesniais morfofiziologiniais pakitimais. Ir taip pat pastebime, kad kasdienės buitinės aplinkos pagerinimas ir pritaikymas duoda daug greitesnius ir geresnius funkcinius pakitimus. Abiejų šių strategijų jungimas gerina tolimesnius rezultatus. Tai ką tai reiškia? Kad kuo daugiau sudėtingesnių judesių mes išmoksim arba išmokinsim žmonės, tuos, kuriems reikia šitų motorinių judesių sudėtingesnių, yra daug efektyvesnis negu, pavyzdžiui, paprastų veiksmų darimas. Tai kaip rankos, kaip pavyzdys, paprastas gali būti pakeliu ranką, nuleidžiu, sudėtingas pakeliu ranką, ten kažką įsivaizduoju, kad perstatau, arba ten keliu ant lentynos, ištraukiu knygą, įdedu ją į kitą vietą, kiek tai įsivaizduojama knygą ar kažkokį daiktą, nuleidžiu ranką test. Tai kuo daugiau veiksmų atlieka judesys, tuo jis yra sudėtingesnis ir tuo labiau tie sudėtingi judesiai lavina mūsų visą nervų sistemą. Ir neišvengiama, kad kai išeminis motorinės sistemos pažeidimas žlugdo motorinės funkcijas visas,
ir tuo pačiu metu sukelia kompensacinį nepažeistos pusės naudojimą. Tai šis natūralus elgesio pasikeitimas aiškiai turi poveikį nepažeistam galvos smegenų pusrutuliui. Tai vėl vertimas į lietuvių kalbą. Tai kai nutinka insultas, yra pažeidžiama kažkuri smegenų dalis, dažniausiai arba dešiniam arba kairiam pusrutulyje. Ir jeigu pažeidimas vyksta dešiniam galvos pusrutulyje, tai dažniausiai pažeista būna kairė pusė. Aišku, būna ir per centrą, būna per kažką, nes mūsų visos smegenys yra tam tikra smegenų dalis atsakinga už tam tikrą veiksmą, už tam tikrą dalį, emociją, judesį, dar kažką. Tai va, kai sutrinka kažkokia funkcija, tai tuo pačiu sukelia kompensacinę pažeistos pusės naudojimą. Tai arba kaip pavyzdys, kai, pavyzdžiui, jeigu pradeda skaudėti ten kažkokį petį, tai mes rasim padėtį, kompensuosim taip, darysim tokį judesį, kad to peties neskaudėtų. Vėl taip į tą žmonių kalbą šiek tiek išvertus paaiškinti, kaip tai vyksta, tas kompensacinis. Tai lygiai taip pat sakau vėl, jeigu kažkas nutinka, tai atsiranda nauja automagistralė smegenyse, išvengiama, bandoma apeiti per kitas smegenų dalis, kad tą pažeidimą kažkaip išgelbėti, ne? Tai va, ir paskutiniu metu vėl faktas, visi tyrimai yra atliekami dažniausiai su graužikais, eksperimentai ir su insultu irgi neišimtis. Tai eksperimentuose graužikų ir primatų tyrimuose stebima aiški neigiama priklausomybė tarp pradinio laiko nuo insulto pradžios ir tolimesnių reabilitacijos priemonių. Ir kuo vėliau pradedamos taikyti reabilitacinės priemonės, tuo mažesnis efektyvių rezultatų šansas. Ir tai ką tai reiškia, kad kuo vėliau pradėsim dirbti po insulto, tuo blogesnių rezultatų mes pasieksim. Jeigu pradėsim dirbti pirmom parom po insulto, tai galim tikėtis labai gerų rezultatų. Ir kuo dažniau pradedi, tuo geres pirmas dienas arba po savaitės, bet ne vėliau reikėtų pradėti visą šitą reabilitacijos procesą, judėjimo procesą. Nors tikrai žmonės būna pikti, nenori jie nieko daryti, jie sunku, jų gyvenimo kokybė kardinaliai pasikeitusi. Bet reikia priversti realiai žmonės kažkaip išeiti iš tos būsenos. Tai va, šitais pačiais gyvūnais, jeigu pradėti tyrimai daryti, taikyti reabilitaciją po 5 dienų, tai yra žymiai geresni rezultatai nei tiem, kurie pradėta po 14 dienų. Tai va, nors vėl geresni tiem, kuriem pradėta 5 parą, blogesni tiem, kuriem 14, bet jų geresni negu tiem, kuriem pradėta po mėnesio taikyti reabilitaciją. Čia tai vėl moralas yra tame, kad kuo vėliau pradėsi, tuo blogesnių rezultatų gali tikėtis. Ir kodėl taip yra? Tai šie teigiami pakitimai siejami su struktūriniais pakitimais priešingame galvos smegenų pusrutulyje. Vėl, kaip ir minėjau, jeigu pažeida yra kairiai, reiškia dešinės pusrutulis yra pažeistas. Ir kuo daugiau to tokio fizinio pratimo metu pagerinsim kraujotaką, deguonies pernašos, tuo ir geresnis bus poveikis. Ir vėl, ankstyvas treniravimas yra daug efektyvesnis nei vėlyvas, apie ką aš kalbėjau, tačiau kai kurių tyrimų rezultatai rodo, jog ankstyvas mokymas turi daugiau teigiamų rezultatų. Tai pacientų, kurio reabilitacinis gydymas pradėtas per pirmas 20 dienų, pasiekti rezultatai yra geresni, lyginant su tais, kurių gydymas yra pradėtas 21-40 dieną. Tai čia apie tą insultą ir kokie yra tie pagrindiniai ypatumai po išeminio insulto, ką daryti, kaip daryti, ką reikėtų atlikinėti. Tai sakau, čia gal ne visų darbe yra insulto atveju, bet
Kadangi liga labai labai dažnėjanti, tikriausiai šiuo metu nerasim nei vienos šeimos, kurioje tas insultas nebuvo pasireiškęs, tai ypatingai vyresnio amžiaus žmonėm, nors kaip ir minėjau pradžioj, kad liga tikrai jaunėja. Bet tai gal šitą informaciją bus tokia daugiau aktualesnė tam, kas nedirba su tuo, pritaikyti savoje artimoje, savoje aplinkoje. Tai tiesiog tokių bendram išpūstimai gal kai kam tema, bet vis tiek tai žinoti reikia. Tai kas liečia kineziterapiją, tai kineziterapeuto mąstymas ir specifinės žinios turi dalies įtakos tam tikros metodikos pasirinkimui. Ir tai turi įtakos kineziterapijos rezultatams, ir iki šiol nėra bendro sutarimo, kokia metodika yra tinkamiausia, norint pasiekti optimaliausių kineziterapijos rezultatų pacientams po insulto. Tačiau yra keletas tokių pagrindinių centrinės nervų sistemos disfunkcijos atkūrimo modelių ir pagrindas tinkamą modelį ir jo lydintiems tikslams turi būti jungtinės paciento šeimos reabilitacijos komandos pastangos. Bendras požiūris reabilitacija po insulto gali apimti vieną ar daugiau kitų metodų, tai kompensacinės strategijos visokios, jeigu jų reikia pritaikymui, raumenų jėgą stiprinantis ir tonusą normalizuojantis pratimai, palengvinimai, neurofiziologinė technika, konkrečias užduotis orientuoti veiksmai. Tai vėl, kodėl aš irgi sakau, kalbu jum prie tokio kaip ir bendro išprusimo, labai dažnai dirbant su smegenų pažeidimais, nesvarbu, kas tas smegenis pažeidė, tai labai didelis dėmesys yra akcentuojama į šeimą, į artimuosius, jeigu ten tokie yra, į jų mokinimą, į jų mokymą, nes kas iš to, kad jūs ten būsite patys geriausi specialistai, atliekantis patį tobuliausią darbą, koks tai yra įmanomas, bet nebus ten motyvacijos tam žmogus, kurie dirba, tai jis ir nieko nepasieks, grubiai kalbant, arba jeigu jis ten grįš į šeimą, vėl priklauso, kur jūs dirbat, ar ten pastoviai žmogus gyvena įstaigoje ar grįžta namo, nebus artimųjų palaikymo, tai irgi yra didžiulė demotyvacija arba motyvacija, priklauso, kaip ten jį palaiko. Ir ta kompensacinė strategija siejasi su kintamų strategijų naudojimu užbaigti užduotį. Tai pavyzdžiui, aptarnavimo kokybė yra pasiekiama naudojant sveiką ranką, o mobilumas pasiekiamas naudojantis kompensaciniam priemonėm, tokiom kaip vežimėlis ar vaikštynė. Kai kurie autoriai teigia, kad kompensacija yra žalinga pacientams, todėl kad jie gali priversti naudoti silpnesnę galūnę. Bet jeigu žmogus kitaip nebegali jau, tai reikėtų išmokinti, kaip sveika ranka jam padėti savo pažeistai rankai, kojai, galūnėje. Apskritai manoma, kad yra kai kurios kompensacinės strategijos, kurios yra būtinos funkcijai gerinti, tuo tarpu kitų, kurios yra žalingos, būtinai išvengti. Ir esant hemiplegijai ar hemiparezijai, po insulto būtina taikyti pratimus, didinančius raumenų jėgą. Labai yra svarbu. Progresyvius pasipriešinimo pratimus siūloma daryti 3-4 kartus per savaitę, 6-12 savaičių iš eilės kurse, norint pagerinti tinkamą motorinę kontrolę ir funkcinius veiksmus. Net ūmiu insulto periodu rekomenduojama atlikti aerobinius pratimus, atsižvelgiant į konkretaus ligonio būklę, bet šiaip po bet kokios vėl smegenų pažeidos labai akcentuojama yra pratimai didinantis raumenų jėgą, tai yra pratimai su gumom, pratimai su kažkokiais svoriais, kartais tas svoris gali būti pradedant pieštukų, baigiant 5 kilogramais, nes skirtingai mes esam treniruoti, skirtingai mes esam fiziškai aktyvus. Kai jau šekiuosi, atrodo, pieštukas nieko nesveria, bet jeigu jūs nesate fiziškai treniruotas, papildomai ten nesportuojate ir kažko, tai pakėlus 20 kartų tą pieštuką, gali pradėti jaustis, kad jis visai nėra lengvas. Aišku, aš su pieštukais tai dirbu tik jau su ligoniais, po nutikusių pažeidimų, ten su kokiais, sakau, minimaliais įrankiais, sveikiais žmonėm, aišku, ten tas pieštukas jam atrodo juokingai, bet kartais ir kilogramas yra sunku, priklauso vėl, ką tu nori su juo padaryti, ne?
nesvarbu, kokia jūsų fizinis pasiruošimas. Tai dabar šiek tiek bendram visam išprusimui parodysiu kelis video, kad pasižiūrėti tam tikrų pratimų. Sveiki. Ar matot video? Matom. Okay. Matom. Gerai, tai va, pasižiūrėkit. Trenerė, visuomenės sveikatos priežiūros. Bendram išprusimui, netgi pačios, kaip tie jėgos pratimai, čia jum pačiom kartais nusinulinti nuo viso darbo, fizinis aktyvumas padeda, tai va, pasižiūrėkit. Dirbu jau daugiau negu 15 metų su žmonėmis, įvairaus amžiaus žmonėmis ir pastebiu, kaip žmonės klaidingai pasirenka treniruočių krūvius. Dauguma dėmesio skiria aerobiniams pratimams, bet apleidžia jėgos pratimus. Tai šiandien ir norėčiau papasakoti plačiau apie jėgos pratimų naudą mūsų kūnui. Mokslininkai įrodė, kad stiprindami raumenis jėgos pratimais, kuriuos beje galime atlikti ir su svoriais, bet šiandien mes kalbėsime daugiau apie jėgos pratimus, kuriuos mes galime atlikti tik su savo kūno svoriu. Nereikia papildomų priemonių pagalbinių, juos galėsite atlikti praktiškai namuose. Parinkau keletą, tai yra 6 pratimus. Tai yra vadinami dar paprastai baziniai pratimai, pagrindiniai jėgos pratimai, kuriuos tikrai galėsite atlikti kiekvienas nepriklausomai nuo savo fizinio pasirengimo ar amžiaus. Tai pirmas pratimas, tai būtų atsispaudimai. Juos galime pradėti atlikti nuo sienos. Labai svarbi yra rankų padėtis. Kiekvieną padėtį mes turėtumėm reguliuoti, ne? Kiekviena padėtis. Taip, jeigu mes stovime plačiai rankomis, pakeltomis alkūnėmis prie sienos, tai mes darydami atsispaudimą daugiau treniruojame krūtinės ir priekinės pečių dalies raumenys. Jeigu mes laikome ranką siaurai, pečių aukštyje, darydami atsispaudimus treniruojame daugiau trigalvio žasto raumenis ir galinę pečių dalį. Taigi, kiekvieną kartą jūs galite nuspręsti, kuriuos pratimus norite atlikti. Dar geriau, jeigu darytumėte 8 kartus plačiai ir 8 kartus siaurai. Tai sustiprėjote, jau pratimus galite atlikti ant kilimėlio. Tuos pratimus galite atlikti nuo kelių. Šiuo atveju aš rodau rankomis plačiai ir suimate stipriai pilvą ir darote nusileidimą atsistumimą. Atliekate atsistumimą. Vėliau leidžiate dubenį, suimate sėdmenį, suspaudžiate, įtraukėte pilvą ir darote pratimą nuo kelių. Vėliau, kai sustiprėjote, ištiesėte kojas, atliekate pratimą tiesiomis kojomis. Nepamirškime pratimų pabaigoje atlikti tempimo pratimus. Rankomis einame pirmyn, paspaudžiame pečius žemyn. Kiekvieną pratimą reikia kartoti 8-10 kartų, 3 serijas. Kitas pratimas, tai būtų atremtis nuo alkūnių, dar kitaip vadinama lenta. Pradedantiesiems lentą rekomenduoju atlikti vėlgi nuo kelių. Suimame sėdmenis, įtempiame pilvą, nugara tiesi, galva ir kaklas turi būti vienoje linijoje. Kai sustiprėjame, ištiesiame kelius ir laikome tiesių kūnų. Šį pratimą atliekame nuo 30 sekundžių ir vėliau kas savaitę pridedame po 5 sekundės. Tai jeigu pirmą savaitę atlikote 30 sekundžių, antrą savaitę 35
ir taip toliau. Iki minutės galite kiti, yra ir laiko ir 2 minutės. Šitas pratimas stiprina ir giliuosius kūno raumenis, nugaros, pilvo, sėdmenis, pečių, rankų. Labai geras pratimas bendra fiziniai pajėgumai didinti. Toliau turime nepamiršti kojų, šlaunų, priekinės šlaunies dalis, nugarinės ir sėdmenis. Taip pat paprasčiausias pratimas, kurį mes galime atlikti, tai įtūpstai. Žengiame koją pirmyn, kelis sulenktas, žiūri kelias į nykštį ir kuomet mes lenkiame, stengiamės išlaikyti blauzdikaulis, akmenai, grindins, kad keliukas nevažiuotų į priekį, o išliekame 90, išlaikome 90 ir 90 laipsnių kampą. Pritūpimas, stengiamės išlaikyti tiesą nugarą ir atsistojimas netiesiant pilnai kelio priekį. Ir vėl pritūpimas ir taip kartojame 10-12 kartų viena koja, tada kita koja. Irgi nepamirštame pakartoti to paties. Sustiprėję jau galime atlikti pratimą, žengiant žingsnį su sugrįžimu. Žengiame, grįžtame ir keičiame kitą koją. Žengiame, grįžtame. Vėliau galime pasiimti papildomą svorį į abi rankas ir šiuos pritūpimus atlikti su svarmenimis. Toliau labai svarbu, jėgos pratimais mes stipriname ne tik tai išorinius paviršinius raumenis, bet ir giliuosius raumenis, kurie dar vadinami stabilizatoriais. Jie atsakingi už mūsų laikyseną ir kūno padėties išlaikymą vertikalioje padėtyje. Todėl turime nepamiršti ir pilvo raumenų stiprinimo pratimų bei nugaros stiprinimo pratimų. Taigi, pats paprasčiausias pratimas, kuomet mes jį atliekame atsigulus ant kilimėlio. Dar truputėlį norėčiau papasakoti apie pilvo anatomiją. Tiesusis raumuo pilvo, jis kabinasi prie dubens kaulų ir apatinio šonkaulių krašto. Kiekvieno susirietimo metu mes turime stipriai iškvėpti, kad tas raumuo susitrauktų. Kuomet tas raumuo susitraukęs, jis yra įsitempęs, dirba, ne? Dauguma žmonių labai skuba vėl išsitiesti ir vėl atpalaiduoti tą raumenį. Tai stengiamės neatlikti pratimą iš inercijos, o su užlaikymu kelių sekundžių susirietus, iškvėpus orą, tarsi įsivaizduoti, kad šonkauliai turi priartėti prie klubako. Susirečiam, užfiksuojam, lėtai atleidžiam. Parodau, kaip tai atrodo ant kilimėlio. Atsigulame, kojas tvirtai ant žemės, keliai sulenkti, iš rankų padarome krepšelį, pasidedame galvą ir su iškvėpimu riečiam. Šiek tiek riečiam dubenį aukštyn, alkūnės gali būti atvertos, gali šiek tiek pirmyn. Visą laiką turime nepamiršti, kad pasikėlus turi tilpti kumštis tarp smakro ir rakštikaulio, turi išlikti tarp. Taip, susirečiam ir lėtai leidžiame, stengiamės galvos nepadėti ir vėl su iškvėpimu. Lėtai iškvėpiam, užlaikiam, lėtai nusileidom. Su iškvėpimu iškvėpiam, užlaikiam ir nusileidome. Ir taip kartojame 12-15 kartų. 3 serijas. Nugaros stiprinimo pratimas būtų priešingai atsigulus ant pilvo. Kojų pirštus fiksuojam žemę, rankos po kakte, pečiai atpalaiduoti. Kojos fiksuotas. Pakylam, užlaikom ir lėtai leidžiame. Pakylam 2 sekundės palaikom, lėtai leidžiamės. Ir taip kartojame 10-12 kartų, 3 serijas. Vėliau stipriname nugaros apatinę dalį, tai kakta padėta, pečiai atpalaiduoti, keliame tiesias kojas aukštyn, nuleidžiam. Aukštyn užlaikam, nuleidžiam. Ir taip, vėlgi 10-12 kartų, 3 serijas. Vėlgi nepamirštame tempimo pratimų. Galime plačiai kojomis, bet nepamirštame, kad nykščiai kojų kartu rankomis paeiname pirmyn, paspaudžiame pečių žemyn.
Taip. Grįžtame rankomis siaurai ir nugara apvali, pilvas įtrauktas. Ir priešingas tempimas, kuomet liečiame dubenį aukštyn, žvilgsnis į lubas, smakras aukštyn. Paskutinis pratimas, tai mūsų stambiesiams raumenims, apatiniai kūno daliai, tai yra sėdmenims. Kodėl yra tai svarbu? Dėl to, kad žmonės dabar pakankamai daug sėdi, dirba stovimą darbą ir tie raumenys yra nusilpę. Vėliau pasireiškia tai sėdimojo nervo uždegimu ir būna užspaustas sėdimasis nervas, todėl reikia raumenis nepamiršti vis laikas nuo laiko sustiprinti ir 2-3 kartus per savaitę atlikti šios pratimus. Taigi, atsigulame ant kilimėlio, kojos sulenktos maždaug 90 laipsnių kampu, rankos prie šono. Su iškvėpimu keliam dubenį aukštyn, spaudžiam sėdmenis, pilvas įtrauktas. Užlaikome, lėtai leidžiame, bet nepadedame ant kilimėlio. Ir dar kartelį su iškvėpimu keliame dubenį aukštyn ir nuleidžiame. Taigi, kai sustiprėjame, stengiamės pakėlę šiek tiek laikyti ilgiau. Skaičiuojam 1, 2, 3. Nuleidžiame, neatpalaiduojame. 1, 2, 3. Vėliau laikote ne 3, o 8 kartus. Vėl kitą sėdmenų dalį treniruojant, galime keisti kūno padėtį. Tai reiškia, kad kelias šiek tiek gali būti į išorę, keliam dubenį aukštyn, spaudžiant sėdmenis, tada jaučiame dvigalvio šlaunies raumens įsijungimą. Ir vėl kartojame viską tą patį. Tempimo pratimas. Vieną koją ištiesiam, kitą pritraukiame prie krūtinės. Galva, nugara tiesi. Pečiai atpalaiduoti. Pajudiname kojų pirštus, vieną pusę, kitą. Taip, koją nuo žemės šiek tiek kilstelim, ant jos padedame. Pėdą pastumėme, ištempiam. Prilaikau klubą ar priešingą ranką, kad jisai nesisuktų ir nekiltų nuo žemės. Taip, ir kitą koją nepamirštame, pritraukiame prie krūtinės. Pėdą palaiduojam, sulenkiame koją prie žemės, ant jos pasidedame, pastumėme kelį nuo savęs, klubą prilaikome, kad jisai nesisuktų. Taip, ir paskutinis tempimo pratimas, pritraukiame kelius prie krūtinės. Taigi, atskeliam labai atsargiai, tam, kad netimpteltumėm nugaros netyčia. Galimas variantas pasikėlimų. Žmonės irgi dažnai to nežino ir staigiai keliasi. Tai mes galime tiesti vieną koją, įsisiūbuoti ir atsisėsti. Kitas variantas, kuris pritaikytas gali būti ir ryte keliantis iš lovos, pasiverčiame šonus ir atsargiai atsikeliame. Taigi, nepamirškite šių pratimų atlikti reguliariai namuose 2-3 kartus per savaitę. Taip galite negaišti laiko kelionį į sporto klubą ir skirti. Okay. Tai va, puikiai. Dar va yra keli. Irgi va stiprinimų pratimai. Čia va viskas greičiau pradės. Tai yra vienas tokių stiprinančių pratimų į nugarai. Tai yra vėl ta pati vadinama lenta. Jūs nematote, ne? Matom. Kodėl man rašo, kad aš ant pauzės? Okay, ant pauzės yra. Ant pauzės, bet galvojam, kad čia tau aptarinėjat. Ok, tai čia, reiškia, paspaudžiu, viskas gerai, gal šiaip nematot video. Tai va, tai ta lenta ir lentos yra pagrindiniai momentai tame, kad aš irgi minėjau, bet iš lentos visada reikia išeiti labai labai ramiai. Ir stiprina be galo visą kūną, jeigu pradžiai galvojate, čia tiesti ar netiesti, ta nugara pas jūs yra, ir čia ta tiesti ar netiesti linija yra. Tai labai siūlyčiau čia užsidėti kokį daiktą, kamuoliuką ar dar kažką ir bandyti išlaikyti stabiliai, kad jis neįdėtų. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, lentą darot netaisyklingai, tai tas kamuoliukas tai pindi ir išnuvažiuoja nuo jūsų. Tai lenta, jinai tikrai stiprina visą kūną
jėgos stiprinimo pratimas, raumenų stiprinimo pratimas. Tik tai niuansas lentos yra tas, kad ją reikia įeiti lėtai ir iš jos išeiti yra lėtai privaloma, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, daro tol, kol ten nebegalit ir sugriūnat ir sugriūsit labai staigiai, tai galit patempti vėl nugaros raumenis, tai realiai darot lentą, nusprendėt, kad viskas gana, leidžiat kelius ir tada išeinat iš lentos. Tikslas nuo 15 sekundžių iki belekiek. Labai būtų tobulai, jeigu ten kokį pradžiai, bent 30-40 sekundžių išlaikytumėt. Čia kai aš juokauju, tai sako, ar žinai, kiek trunka minutė, čia nieko baisaus, sako, su tom minutėm, tai sakau, padaryk lentą, ir tada galvoju, kad ta minutė niekada nesibaigs. Antras, tai vėl jėgos, tai yra pritūpimas, taisyklingas, apie aš jau kalbėjau ne kartą, tai tikslas 10, čia kaip jis įrašo. Įtips taip pirmyn, atgal. Man, žinokit, stovi. Aš sakau, kad jūs pauzę turit. Kodėl jūs turit pauzę? Kodėl? Imkite ir man papasakokit, kodėl jūs... Aš ne veltui paklausiu, aš tai matau pauzę, bet... Aš galvojau, kad jūs aptarinėjat ir užpauzinot. Vis tiek stovi pauzė. Dar gražiau. Aš sakau, kad aš matau, kad čia kažkas jam netaip nutikė. Tuoj aš dar vieną reikalą.